Kitas būdas priskirti vartotojus kursui yra, kai jie patys prisiregistruotų. Vartotojai, enrollment methods, manual. Ir va čia matom variantą, ne? Kiek yra dabar priskirtų vartotojų, kiek yra svečių ir patys save, self-enrollment. Metodę parinkim self-enrollment, kad jie patys galėtų prisiregistruoti. Kompiuterių tinklai. Čia nurodom prisijungimo patiem prie kurso slaptažodį. Tik tie vartotojai, kurie žino slaptažodį, galės prisijungti ir automatiškai bus priskirtos jų teisės. Tarkim, slaptažodį dedam tą patį, kad jūs matytumėt. Čia irgi reikalavo daugiau didžioji, mažoji klaustukas. Gerai, čia koks jau bus standartinė rolė, standartinės teisės. Logiškas studentas. Čia galim nustatyti, kiek dienų galioja ta laisva registracija, laisvas prisijungimas prie kurso, galima nustatyti, kada prasideda, kada baigėsi, kiek maksimaliai tokių vartotojų gali būti. 0 yra nelimituotas, tai, sakykime, 10 vartotojų. Ir čia galima nurodyti kokias žinutės. Sveiki, prisijungę prie kompiuterių tinklų kurso. Va. Add method.